Šiandieną pradedu trumpą seminarą, kurį ruošiau šiam renginiui. Jūs taip dosniai į jį atsiliepėte. Atvykote čia, į Irkutską, iš skirtingų miestų, tam, kad pabendrauti ir geriau pažinti vieni kitus. Įkvėpti mane, tęsti atsidavimo tarnystę, kartoti šventą vardą, laikytis religijos principų ir laisvės principų. Man tai labai svarbu, kad atvykote mane įkvėpti. Aš norėčiau šias dienas pravesti trumpą seminarą, kurį tiesiog pavadinau pavydas. Bet kad būtų lengviau jį suprasti, aš jį pavadinau mano pavydas. Kad niekam nesusidarytų įspūdis, jo kalbu apie kažkieno kito pavydą, arba kad turiu omenyje, kad visi man pavydi. Ne. Šį seminarą parengiau tik su vienu tikslu. Kaip visada, pasidalinti su jumis suvokimu, tokiu gyliu ir mastu, kurį šiandien pamačiau. Kaip dažniausiai nutinka, kai pats ką nors suvokiu, ką nors aštriai suprantu, pats pradedu ties kažkuo dirbti ir aplanko nedidelė sėkmė. Aš visada noriu tuo nedelsdamas su jumis pasidalinti. Skaitau paskaitas, vedu seminarus. Natūralu, kad juose gausu įvairių klaidų, trūkumų, netikslumų ir kartais netikslių citatų. Bet jei kas nors iš jūsų seka esmę, tai žinoma, stengiuosi visą tai perteikti mūsų visuomenės nuotaikos rėmuose, kurią sukūrė jo dieviškoji malonė Šri Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Ir žinoma, šio seminaro tikslas palengvinti ir suteikti daugiau pasitenkinimo mums visiems tarnauti mūsų visuomenėje. Ne tik tarnauti atskirai, bet ir konkrečiai mūsų visuomenėje. Taigi, pradedu šį seminarą. Vakar ir užvakar jau skaičiau 2 ankstesnės paskaitas, kad apšilčiau. Tie, kurie dalyvavo, tai žino. Apšilau informacijai ir diskusijai, kuri vyks. Noriu iš karto pasakyti, kad tai ne viskas, kuo šiomis dienomis dalinsiuosi. Ir mes tai aptarsime su jumis. Norėčiau, kad pabandytumėte dalyvauti šiame procese, taip pat ir vidumi ypač. Ir visų pirma, mąstytumėt, o ne miegotumėt. Taigi, pradėsiu. Gran Šrimad Bhagavatam, 3 giesmė, 27 skyrius, 20 tekstas. Net jei apmąstymas apie pagrindinius egzistencijos principus laikinai išlaisvina žmogų iš materialios vergijos siaubų, jis gali vėl į ją patekti, nes šios vergijos priežastis nebuvo pašalinta. Net jei apmąstymas apie pagrindinius egzistencijos principus laikinai išlaisvina žmogų iš materialios vergijos siaubų, jis gali vėl į ją patekti, nes šios vergijos priežastis nebuvo pašalinta. Jo dieviškosios malonės Svami Prabhupados komentaras. Materialios vergijos priežastis yra klaidingas ego, kuris verčia gyvą būtybę siekti viešpatavimo materialia gamta. Todėl tai tampa materijos vergais. Bhagavad Gitoje 7.2.7 skyriuje sakoma: Ichya dvichya samudhyena, kad gyva būtybė yra natūraliai apdovanota 2 troškimais, iš kurių vienas yra ichya, noras valdyti materialią gamtą, arba tapti tokiam pat didžiam kaip aukščiausiasis viešpats.
Kiekvienas iš mūsų siekia tapti didžiausiu žmogumi materialiame pasaulyje. Dveša reiškia pavydas. Kai gyva būtybė ima pavydėti Krišnai, aukščiausiajam Dievo asmeniui, ji galvoja, kodėl Krišna turėtų būti viskas ir visi, aš nesu blogesnis už Krišną. Šios dvi savybės, noras tapti Dievu ir pavydas jam, yra pirminė priežastis materialios vergijos. Kol imperialistinis filosofas ar budistas trokšta būti viršesniu už visus arba neigti Dievo egzistavimą, jo materialios vergijos priežastys išlieka. Todėl apie jokį išsivadavimą negali būti nei kalbos. Devahuti kalba labai protingai. Teoriškai, išanalizavęs materialią gamtą, žmogus gali pareikšti, kad šios žinios jį išlaisvino. Tačiau iš tikrųjų jis negalės išsivaduoti tol, kol egzistuos materialios vergijos priežastys, noras tapti didžiausiu ir pavydas. Bhagavad Gita patvirtina, kad po daugelio gyvenimų skirtų filosofiniams tiesos paieškoms žmogus gali pasiekti savo pirmapradę sąmonę ir atsiduoti aukščiausiajam viešpačiui Krišnai. Ir tik tokiu atveju jis iš tiesų pasieks savo paieškų rezultatą. Teorinė ir reali laisvė nuo materialios vergijos skiriasi kaip dangus ir žemė. Bhagavad 10.14.4 sakoma, kad atmesdamas palankų atsidavimo tarnystės kelią ir bandydamas įgyti žinių filosofinių mąstymų, žmogus tik veltui švaisto savo brangų laiką. Klijašanti je kevala būdha tatchaloje. Atlygis už visą tokią nesavanaudišką filosofinės tiesos paiešką yra prakaitas. Nuo tokios filosofinės tiesos paieškos žmogui lieka tik nuovargis ir prakaitas. Šrimad Bhagavatyje palyginami su bandymais gauti ryžių iš tuščio ryžių lukšto. Bandyti rasti tiesą filosofiniais samprotavimais yra lygiai taip pat beprasmiška. Šis kelias nenuves mūsų į išsilaisvinimą iš materialios vergijos, nes jis nepašalina šios vergijos priežasties. Tik sunaikinus priežastį galima sunaikinti pasekmę. Aukščiausiasis viešpats tai paaiškins taip. Taigi, pavydas, mano pavydas. Ir taip, Šrimad Bhagavat apibūdina dviejų tipų pavydą. Ir labai stebina, kad mes atsinešėme pavydą iš dvasinio pasaulio. Visose šventraščiuose rašoma, kad kartą gyva būtybė pavydėjo Dievui ir bandė, ką daryti? Jį mėgdžioti. Ir norėdama sėkmės tame kelyje, mėgdžiojimo kelyje, gyva būtybė bandė veikti nepriklausomai. Kad veikti nepriklausomai, turime pamiršti. Kol prisimename, kad Krišna yra aukščiausiasis Dievo asmuo, kol prisimename, kad jis yra aukščiausiasis viešpats visų daiktų, kad jis Korana Karanam. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Mes negalėsime realizuoti šio noro būti nepriklausomiems. Taigi, pavydas mus paskatino bandyti tapti kokiems? Nepriklausomiems. Ir mes tai vadiname laisvė.
Mes dažnai sakome, kad turime viską daryti laisvai, turime daryti nepriklausomai. Ir mes kartais painiojame savokas savarankiškai ir nepriklausomai. Ir vieną pateikime kaip kitą. Veikiami netikro ego, per kurį veikia iliuzija. Taigi, mūsų dvasinis pavydas virsta materialus. Šastro sako, kad bhaktas skiriasi nuo ne bhakto tik viena labai svarbia savybė. Tik viena. Jie nepavydūs. Jie nepavydi. Ir mes matome, kaip Šrimad Bhagavat apibūdina Pandavų padėtį ir Kauravų padėtį. Ir sakoma, kad Kauravai nepavydėjo Krišnai, nes nesuprato jo padėties. Labai dažnai jums minėjau, kaip Kauravai tarpusavyje pletkindavo apie Krišną. Ką šitas piemo gali žinoti? Jis juk mūsų giminaitis, jis nėra blogas vyrukas, bet ką jis ten tokio žino, tas piemo? Kam pavydėjo Kauravai? Kauravai pavydėjo Pandavam. Taigi, nuo pat pradžių apibrėžkime, kas yra pavydas ir kiek jis trukdo mums dvasinėme gyvenime. Šventuose raštuose sakoma, kad tas, kuris to neatsikratė, niekada negalės tapti laisvas. Laisvas nuo ko? Nuo klaidinančio ego, kuris išreiškiamas kuom? Ir kokiu pavydu? Materialiu pavydu. Ir taip, suformuluokime tai remdamiesi tuo, ką aplamai žinome apie pavydą. Dažnai sakome, pavydas, 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 pavydas. Man pavydė tas anas 5 po 10. Kartais sakome, na, aš tik truputuką pavydus. Tai yra, kada liečia tik mane, aš tik truputuką pavydus. O kai kiti, oho, pavydite. Kodėl tokia reakcija? Aš tik skautas, o jie šnipai. Taip mes visada analizuojame save. Mūsų nuodėmės yra nereikšmingos, mūsų klaidos tik pokštas, žaidimas. Tačiau kitų klaidos ir nuodėmės yra tiesiog pasibaisėtinos. Ir niekada neturėtų būti toleruojamos, atleidžiamos ir kenčiamos. Jokiu būdu. Atleisti galima tik savo, daleisti ir toleruoti. Kaip manote, kieno tai pasireiškimas? Netikro ego, netikras ego. Taip veikia iliuzija. Kaip ji veikia šiame dvilypume? Mes apie save galvojame gerai. Gerai, kad mes gerai galvotume apie save ir apie kitus. Ne. Apie save mes visada mąstome teisingai. Geriau. Kad ir koks geras bebūtų kitas žmogus, mes geresni. Kuom? Ir mes visada nurodysime į kokią nors jo būseną, kuri mums patiems net nėra suprantama, kurios mes nesuprantame, bet mes užtikrintai apie jį žinome. Tai, ką mes apie save žinome, visada mus daro geresniais už bet ką kitą. Ir tai suteikia mums materialaus individualumo. Mes apie save galvojame geriau nei apie kitus ir todėl žmonės sako. Kiekvienas slankiokas giria savo pelkę, savo marškinius ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jo paties saldesnis kvapas. Iš kur visa tai? Mums tai juokinga, jis vėl kažką sugalvojo ir leptelėjo.
Taigi, kas yra pavydas? Pavydas iš Ožikovo žodyno, rimtai, ne kokio rūgti ar kokio kito, Ožikovo žodynas. Tai jausmas susierzinimo, kurį sukelia kitų gerovė ir sėkmė. Dar kartą, tai nuostabus jausmas, nuostabi savybė, išauganti savybė. Dar kartą perskaitysiu. Susierzinimo jausmas, kurį sukelia kitų gerovė ir sėkmė. Pas mane iškart klausimas. Ar dar kas nors be manęs tai turi? Oi, mažoka, vėl mūsų mažai. Matau tokių nedaug. Aš taip ir maniau. Ką randame šventraščiuose? Pirmiausia, krikščionybėje. Kaip krikščionis interpretuoja, kas yra šis keistas jausmas ar savybė? Pavydas. Apibrėžimas. Pavydas yra sielos liūdesys, kylantis dėl artimo gerovės. Taip jis apibrėžiamas, remiantis visų senovės moralistų nuomonę krikščionybėje. Taigi, Ožikovas sako, kad pavydas yra susierzinimo jausmas, kurį sukelia kitų gerovė ir sėkmė. O krikščioniškoje filosofijoje sakoma, pavydas yra sielos liūdesys. Pavydas yra liūdesys. Žiūrėkite, ten susierzinimas, o čia liūdesys. Labai stebinantis jausmas. Jis nesuteikia nei ten, nei čia jokio džiaugsmo. Be to, ten net nėra jokios neutralios būsenos. Kaip jūs manote, nusivylimas ir liūdesys, kas tai? Minusas. Kažkas minusinio, neigiamo. Taigi, pavydas yra sielos liūdesys, kylantis dėl tavo artimo gerovės. Ką toliau randame apie pavydą? Pavydas yra visko pirma priežastis, pirminė sėkla visų nuodėmių. O, nuostabu. Tai labai nuostabi interpretacija. Pavydas yra pagrindinė priežastis ir pirminė sėkla visokiausių nuodėmių. Reiškiasi, kodėl mes nuodėmingi? Ai, čia mes iš geismo. Dėl netikro ego. Taigi, mes daug kalbame terminais, bet nesuprantame, kaip netikras ego, ką daro? Pasireiškia. Kame? Visi vis dar negali rasti. Netikras ego, ir ten, ir taip, ir čia jo ieškome. O jis vakur. Net lūpą atvėpo, kai kas nors yra geresnis už mane. Įsivaizduojate, mes visi kažkur jo ieškome, mes daug kalbame apie jį. Dabar atsikratysime netikro ego, kur tu? O jis dieną ir naktį su mumis. Nes tai liūdesys ir nusivylimas. Prisimenate anekdotą? Į telefoną ateina pranešimas. Naktį, 2:30. Kaimynas nusipirko Mercedesą. Ateinu tavęs pasmaukti, rupūžę. Ar taip jautėtės kada nors? Gavote tokią žinutę?
Ateinu tavęs pasmaugti 2:30 nakties. Taigi, pavydas yra pagrindinė priežastis ir pirminė sėkla viso pykčio ir visų nuodėmių. Dar kartą, kartu su tuo yra kiekvienos nuodėmės priežastis. Ir dabar iššifruojame, ar pagaunate mintį, viso blogio, pasirodo. Tai labai stebinantis jausmas. Jis skatina mus daryti blogus darbus. Jūs prisimenate, kaip Bhagavad Gitoje jis sako, pavydūs ir piktdžiugiški. Kas yra pyktis? Patinka. Patinka daryti. Kam darote? Kam pavydite? Patinka daryti jam blogį. Patinka linkėti jam blogio ir patinka trokšti jam blogio. Labai stebina. Ir Krišna sako, pavydūs ir piktdžiugiški žemiausi tarp žmonių. Taigi, Krišna Bhagavad Gitoje apibrėžė, kokie žmonės yra patys blogiausi. Kokie? Tarp visų. Reiškiasi, ši savybė iš visų egzistuojančių yra pati blogiausia. Aš pasakojau nuostabią istoriją iš Čitanja Čiritamritos skaitymo, kur pasakojama yra skyrius pavadinimu Šlovė viešpačiui Nityanandai. Atsimenate, kad viešpas Nityanandos šlovė aprašoma visoje Čitanja Čiritamritos skaitime, bet skyrius vadinamas tik vienas ir šiame skyriuje aprašomas išgelbėjimas Džagajaus ir Madhajaus. Atsimenate šią istoriją? Kai viešpas Nityananda norėjo duoti Krišnos sąmonę dviems patiems nuodėmingiausiems Namadvipos gyventojams, kurie nešioja bramano virveles, atsimenate, jie buvo iš bramanų šeimų su bramano virvelėmis ir jie buvo girtuokliai, svetimautojai, smaukydavosi, iš esmės jie turėjo visas blogiausias savybės. Tačiau jie rado Čaitanijos palankumą dėka viešpaties Nityanandos. Ir paaiškinama, kodėl jie užsitarnavo viešpaties Nityanandos ir viešpaties Čaitanijos malonę. Nes jie nepavydėjo vaišnavams. Jie nepavydėjo vaišnavams. Labai stebina, kad jie nepavydėjo vaišnavams. Tai buvo vienintelė priežastis, dėl ko jie gavo, kaip manote, Krišnos malonę. Kaip manote, kokia buvo to priežastis? Nesvarbu, kas mes esame, ką mes darome, dabar ar kitą, nes mes kiekvienas turime kažkokių nuodėmėlių. Kaip, sako Ardžuna, net suprasdamas ir žinodamas, aš vis tiek darau nuodėmingus darbus, tarsi kažkokia jėga iš išorės mane stumtų tai daryti. Kodėl? Ardžuna klausė Krišnos, kodėl net viską žinodamas ir suprasdamas darau? Čia jau kitas klausimas, ar prisipažįstame tai savo ar ne. Bet visi mes turime kažkokių nuodėmėlių. Kiekvienas jų turime. Kiekvieną dieną, kiekvieną kartą mes kažkur nusidedame. Kur žodeliu, kur protu, kur rankyte, kur kojytėmis. Ir taip, sakoma, kad mes visi turime galimybę sulaukti gailestingumo. Kaip jūs manote, mes visi čia susirinkome, ar kas nors iš mūsų gali pasakyti, kad Propada nenori mūsų išgelbėti? Ten sakoma, kad Šrila Propada atstovauja viešpačiui Nityanandai. Kaip jums atrodo, kaip mes galime gauti gailestingumą? Propada sako, kad dabartinis amžius yra
Džagajų ir Madhajų. Vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, nustoti pavydėti. Pavydėti. Nustoti pavydėti Vaišnavams. Nustoti pavydėti. Ir pirmasis įžeidimas šventojo vardo šastruose sakoma, kad jei mes kritikuojame Vaišnavą, tai reiškiasi, mes jam pavydime. Pavydime. Šastros sako, jokiomis aplinkybėmis. Pirmas įžeidimas šventojo vardo. Koks? Kritika. Vaišnavų kritikavimas. Pirmas įžeidimas švento vardo yra Vaišnavų kritikavimas. Kodėl? Nes jei mes kritikuojame, tai reiškia, mes pavydime. Ir šiomis dienomis mes atskleisime šią savo pavydo problemą. Tegul būna mano pavydas. Per mano pavydą atskleisime, kas jo vis dar turi, o kas jo nebeturi, mes jo dar ir paklausime, ką mums daryti. Prajauskite, kaip sunku kartais, kad kažkas yra labiau patrauklesnis nei mes. Kaip moteris kenčia. Susidomėjo ne ją, o kita, kurį jį norėjo pritraukti, su kuriuo planavo santykius. Kaip vyrai jaučia? Kodėl ne aš su ja sėdžiu? Kas čia dabar vyksta? Kas jis toks? Jis dar naglus nukiu pasirodė čia. Kaip jūs manote, iš kur tai kyla? A? Matote? Tik dėl to ir viskas. Jūs sėdite ir valgote grikių košę. Viskas buvo gerai. Kokia nuostabi košė, labai skani. Ir kažkas atsisėda šalia ir pradeda valgyti mangą ir bananą. Aš nesusipratime. Jūs ką tik buvote visiškai patenkintas savo grikių košę ir niekas net nežinojo. Net astrologai negalėjo nuspėti, kad dabar pasikeis tavo nuotaika, nes kažkas šalia valgo bananą ir mangą. Ir viskas, košė nebelenda. Žinote, kaip seniau sakydavo, kol sovietų žmonės niekur neišvažiuodavo. Apskritai, tai jie buvo patenkinti 3 didžiausiais miestais. Maskva, Sankt Peterburgas ir Kijevas. Bet kai tik jie pakeliavo, kol jie žiūrėdavo sovietinius filmus apie sovietinius kolūkius, apskritai gyventi buvo įmanoma. Bet kai tik jie pamatė Holivudo filmus, kaip jie ten pūva. Kaip sakė vienas satyrikas, taip norisi tiesiog truputį papūti. Kodėl? Pavydas. Šiandieną jūs vaikštote labai gerais batais ir kažkas praeina su dar geresniais. Kas su jumis darosi?
Turėjai gerus batus, tavęs net klausė, tau jie patinka? Patinka. Išeinate, o ten 10 žmonių ir jie visi avi geresnius. Ir tau savi nebepatinka. Prisimenate, kaip Raikinas sakė? Deficitas. Galingasis variklis. Specifiniams santykiams. Tu gerbi mane? Už ką? Dėl deficito. Aš tave gerbiu. Kodėl? Tu turi deficitą. Tu jį turi ir aš jį turiu. Mes jo nemylime, nes jis jo neturi. Sako, dabar įsivaizduok, kad deficito nebėra. Tu turi? Turiu. Aš turiu? Turiu. Jo mes nemylime ir jis irgi turi. Prisimenate? Eina direktorius parduotuvės. Mes jo nepastebime. Sandėlys, batų skyrius. Mums nusispjauti. Prekybininkas kaip paprastas inžinierius. Sako, prašom, ar šitie geri? Oi, šitie bjaurūs. Ir taip, mes perėjome prie kito etapo. Pavydžiu ir dėl to geidžiu. Dėl pavydo geidžiu, kad pavydėtų man. Tai daryti kitų pavydui. Nuostabi savybė. Sakoma, kad pavydūs ir pikdžiugiški yra baisiausi žmonės. Tokiu būdu pavydas sukuria norą, kad ir mums būtų pavydima. Tikriausiai pastebėjote, kai žmonės ką nors nusiperka ir visiems apie tai pasakoja. Kodėl? Puikavimasis atsiranda. Reiškias, puikavimasis yra kas? Tai pavydas, kurį norite įžiebti savo pačiam. Žiūrėkite, dabar eisime iki geismo ir iki pykčio ir iki viso kito. Mes nežinome, kur atsikratyti. Ego, kur jis? Ego, go. Dainuoja arkliukas. Ir taip, mes norime. Kažkas dainuoja kirtoną. La, 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 la. Ko norima? Kažkas skaito paskaitą. Taigi, mes norime pasirodyti, norime pasipuikuoti. Ir kai kas nors geresnis už mus, kas ten nutinka su mumis? Susierzinimas ir liūdesys sielos. Įsivaizduojate? Ir taip, pavydas gimdo liūdesį, susierzinimą, nepasitenkinimą. Tai yra viską, kas negatyvu. Pavydas gimdo puikavimąsi, norą pasigirti. Oi, mes ir buvome Paryžiuje. Taigi tavęs niekas neklausė. Aš šiaip, tarp kitko, kai buvau Paryžiuje. Mes dabar ne apie Paryžių. Ai, aš šiaip, tarp kitko, pasakiau. O Londone ir Notre Dame lygiai tokie pat, kaip ir tu mačiau. Taigi, mes giriamės. Kaip jūs galvojate, kodėl mes fotoalbumus turime? Ką mes ten norime parodyti? Pasigirti. Kuom? Savo džiaugsmu. Tuom, kas mums brangu, mes giriamės laimę. Ir todėl žmonės visada sakydavo, niekada nesigirk.
Jei laimė namuose, džiaukitės tyliau. Sielvartas šalia klaidžioja, gali išgirsti ir pas jūs ateiti. Kokiu pavidalu? Paviduolių. Paviduolių. Taigi, pavydas pirmasis nuodingas purvas, dalijantys dangų ir žemę, pirmoji apgaulinga liepsna, uždegusi ugnį amžinų kančių ir kankinimų. O, kitas paaiškinimas. Būtent pavydas yra tai, kas pirmas įžiebia apgaulės ugnį, kančių ir kankinimo. Kas yra apsimetėlis? Kas yra narvas? Materialios kančios ir materialios kankynės. Taigi, iš karto mes gauname visą puokštę priežasčių. Kas yra karma? Priežasties ir pasekmės ryšys. Tai mums pasireiškia trigubomis kančiomis. Kokiamis kančiomis? Materialiomis. Ir kadangi siela tapatinasi su materija per netikrą ego, todėl siela tapatinasi su kūnu. Kai kažkas nutinka kūnui, ką siela daro? Kenčia. Sakoma, kad sielos prigimtis yra patirti džiaugsmą, mėgautis. Štai kodėl siela bijo kančios. O kančios priežastis – netikras ego. Taigi, kas yra netikras ego? Tapatinimasis save su materija, kuri pasireiškia noru būti kokiu? Būti pirmam, nes pavydėjo kam? Aukščiausiajam. Visų aukščiausias. Kaip manote, kas yra žodis aukščiausias? Pats aukščiausias. Ir mes trokštame tapti aukščiausiais virš kitų. Ir kaip mes to užsinorėjome, mes užpavydėjome aukščiausiajam. Taigi, kaip klaidingas ego pasireiškia? Pavydi tiems, kurie yra mūsų aukščiau. Ir mes pamiršome Dievą. Dievo mes neprisimename, mes tik kalbame apie jį. Mes samprotaujame apie jį. Ir čia sakoma, kad mes filosofuojame apie Dievą. Bet čia tik visas darbas, kalbos apie jį, samprotavimas, filosofinis supratimas, ko nors. Prabhupada prašo, kad tokių pastangų rezultatas ir vaisius bus tik prakaitas. Prakaito turite? Prakaito. Ir sakoma, kad nenaudingas nuovargis atsiras ir prakaitas. Taigi, pavydas. Šastros sako, kad gyva būtybė 24 valandas per parą patiria pavydą. 24 valandas per parą jis nepatenkintas savo padėtimi. Ir tai jį skatina. Šią padėtį reikia patobulinti. Patobulinti ir tobulinti. Reiškias, kokią padėtį mes stengiamės pagerinti? Teisingai, materialią. Nepasitenkinimas materialia padėtimi, tokiu būdu pavydas yra pats fundamentaliausias variklis materialios pažangos. Pavydas. Štai kodėl mes nuolat tobuliname savo kūnus, žiūrime žurnalus, filmus. Va, kodėl vyrai nori būti panašus į ką nors. Kodėl mes norime būti panašus į ką nors, o ne į save. Pavydas. Kodėl moteris nori būti panašios į ką nors. Pavydas.
Krišna sako, į viską šiame pasaulyje reikia žiūrėti per 3 materialios gamtos gūnų prizmę. 3 gūnos materialios gamtos. Čia reiškiasi pavydas. Nežinojimo gūnoje, aistros gūnoje ir gėrio gūnoje. Bet visa tai apjungia vienoje prigimtyje. Kokioje? Materialioje. Materialus pavydas. Kol žmogus neatsikratė pavydo, apie jokią dvasinę pažangą negali būti ir kalbos. Prabhupada sako, viešpatavimas prieš materialią gamtą pasireiškia seksualiniu potraukiu. O pavydas kaip? Mums liūdna, kai matome, kai kas nors už mus geresnis. Ir taip, seksas, grubus ir subtilus. Ir stiprus liūdesys, kad kažkas yra už mus kažkuo geresnis, pranašesnis. Nesvarbu kuom, bet jis yra už mus pranašesnis. Grožiu, kalba, veiksmais, savybėmis, turtu, kūno sudėjimu, nuosavybė, bet kuom. Kas yra už mus pranašesnis ir tai mums sukelia liūdesį. Sakoma, kad Sovietų sąjungoje kurstė pavydą tarp šūdrų. Prabhupada teigia, kad pagrindinė šūdrų savybė yra ta, jie labai panašūs su aukštesniaja klase. Prabhupada atkreipė dėmesį, mes manome, kad šūdra yra tas, kuris veržles priveržinėja ir atlieka įvairius darbus. Mes čia pagal profesiją šūdrą skirstome. Mes netgi vienas kitą vadiname šūdra. Tu toks ir toks. Šūdra taip ir šiaip. O šastruose sakoma, šūdra reiškia žemiausias. Dar kartą. Šūdra žemiausias. Krišna sako, pavydūs ir pikdžiugiški žemiausieji. Sakoma, kad visa žmonių visuomenė susideda iš 4 kastų, sluoksnių. Be to sakoma, kad jie bent jau kai mato, ką nors geresnį už save, ką turėtų jiems daryti? Tarnauti. O tie, kurie yra dar žemesni už šūdras, matydami aukštesnius už juos, ką jie daro? Kritikuoja ir daro įvairias bjaurastis. Ir todėl šastros sako, žemesnis už ką? Už šūdrą. Kas priskiriami? Šioms pavydingiausioms gyvoms būtybėms žmonių visuomenėje. Ir Vyasadevas aprašo vedų literatūrą. Šastruose sakoma, naujosios eros labui. Ir jis aprašo vedų literatūrą šūdroms. Stri ir dvidžabandų. Stri ir dvidžabandų. Labiausiai pavydiems. Šūdroms, moterims ir brahmano draugams. Dvidžabandų. Dvidžabandų, kurie gimė padoriose šeimose, bet patys nėra padorūs. Gimė padoriose šeimose, gavo išsilavinimą, gavo viską, bet jie nėra padorūs. O tai reiškia, kokie jie pavydūs. Štai kodėl mes su jumis aptarėme tai, kad padorus žmogus yra tas, kuris žino, kad pavyduliauti ir elgtis iš pavydo yra labai nesąžininga. Jis žino, kad liūdesys apgaubia, jį nugali susierzinimas dėl kitų sėkmės. Kokį žmogų? Žemiausia. Tik žemo lygio žmogus kenčia, kai kitiems sekasi geriau nei jam.
Sakoma, padorus tai yra pakilusi asmenybė. Ji džiaugiasi, kada visiems sekasi gerai. Nes dėl to gyva būtybė, bendraudama su labiau pažengusiais, pati gali pakelti savo lygį. Nes tik bendraudama su tais, kurie yra geresni už mus, ir jiems tarnaudami, žavėdamėsi jais ir šlovindami juos, galime pakelti savo lygį. Tai reiškia, kad šie žmonės yra padorūs. O kokie yra prasti žmonės? Jie yra piktdžiugiški, piktožiai. Va, turtuolis. Jei jis turtingas, tada reiškia koks? Vagis. Taigi, mes visus apibrėžėme. Jei graži, reiškia kvailė. Jei turtingas, reiškia niekšas, vagis. Jei politikas, reiškia niekšas. Kaip jūs manote, iš kur pas mus tai? Kas taip galvoja? Šudra. Jis visada nusiminęs, nes visos kitos klasės yra aukštesnės už jį. Todėl džiaugsmo labai mažai. Galite pamatyti tą veidą, jei kada nors pamatysite tokį neaiškų veidą, jis visada toks liūdnas, nusiminęs ir kenčiantis. Žinokite neabejotinai, tai pavydo požymiai. Žmogus tiesiog apie tai nežino. Tai sielos liūdesys. Liūdesys apgaubė sielą. Štai kodėl Krišna sako, kad atsidavęs mano baktas ras šį kelią kokį džiaugsmingą. Kas jį randa be džiaugsmo? Krišna sako, veidmainiai ir diplomatai. O rytoj jums papasakosiu, iš kur kyla veidmainystė. Kaip iš pavydo gimsta veidmainystė. Kaip iš pavydo atsiranda diplomatija ir politika be moralės. Kaip viską galima prarasti. Kaip galite išsikelti pavydžius autoritetus ir pačiam tapti pavydžiu. Ir prie to galima apgaudinėti visą pasaulį. Galima netgi pastatyti visą pavydžią visuomenę ir pavydžią civilizaciją.